Šiandieną pradėsime labai svarbią temą, tokia, kaip sakyti, pagrindinė Facebook'e. Aš parašau daug straipsnių, bet ta informacija reikalauja tam tikro, kaip sakyti, patikslinimo. Ir aš, kaip sakyti, tokį ciklą pavadinsiu. Pirmoji dalis dabar, kaip sakyti, tikroji tiesa, kas šiandieną vyksta pasaulyje. Nes daug visokiausių ir politinių, ir kitų įvykių, ezoterinių vyksta daug, bet kur viskas, kur ta tikroji tiesa. O štai tai tikroji tiesa šiandien. Nes kai straipsniuose žmonės skaito, daugelį dalykų reikia paaiškinti. Tai va, to paaiškinimas su Svetlana mes šiandieną bandysim tą dalyką ir padaryti. Šiandieną pats skaičiau kai kurios savo straipsnius ir supratau, kad reikia aiškinti. Taigi toksai ciklas dabar bus labai svarbus ir kasdienis, kaip sakiau, tai vadinsis tikroji tiesa, kas šiandien vyksta pasaulyje. Kaip matom, visko, karai, politika, ezoteriniai mokslai. Ir kalbėsiu apie tai, kaip sakyti, kaip senoji Žemės logika, ta 3D, kurioje mes gyvename, dabar pereina į naują šviesos suvokimo etapą. Svetlana, supranti, ką noriu pasakyti, tai yra tai, kad senoji logika veikia vienaip, o naujosios šviesos, toks terminas naujosios šviesos, senoji Žemė logika, tai senoji, o naujoji šviesa, tai apie ką mes kalbam tekste, įrašytas yra, kaip būna kaip instrukcija, bet sunku perduoti žodžius ir paaiškinti. Tai va, ekspromtu, kol nepasimiršo man visas bendras vaizdas, šiandieną tą ir bandom įrašyti. Svetlana, ten stebėkit po truputėlį, kad kaip kokią po pusę valandos 45 minutės darytumėm antrą dalį, nedarytumėm labai ilgų, paskui sunku patalpinti. Tai va, sveika, Svetlana, kaip jautiesi? Puikiai, puikiai, šiandien kaip niekada puikiai. Gerai, tai vat mes eilę dabar paskutinių tokių dienų turėjom dvi tokias temas. Pirma tema buvo tai, kad ego 3, mūsų likimas turi savo sielą, sielos sutartį arba sielos kontraktą, nesvarbu kaip pavadinsime, jame surašytas mūsų visas likimas. Straipsnėse pasitikslinsite, jo pakeisti nepakeisi niekaip, nes žmogus be sielos sutarties arba be kontrakto, kaip kam patinka vadinti, negimsta. Nes jisai gimsta tam, kad kažką turi padaryti. Vieniems būna jisai lengvesnis, kitiems būna sudėtingesnis, čia irgi tekstuose yra įrašyta. Bet dabar tam, kad praeiti tą sielos kontraktą ramiai, be skausmo, tam, kam skirta praeiti sudėtingus dalykus, kuriems duota daug skausmo,
Tai tokia informacija yra aktuali. Vieniems gyvenimas gali būti lygus sureguliuotas, reikia tiesti kelius, arti laukus ir viskas ten normaliai. Kitiems reikia vystytis per etapus, o ten yra skausmas. Kiek aš dabar pats eidamas šito keliu ir analizuodamas informaciją, suprantu vieną dalyką, kad augimas sielos įvyksta per skausmą. Kol neskauda, kol batai nespaudžia, žmogus niekados neužsiims augimu, nes niekas jo nevaro į priekį. Tai mūsų kaip vidinis kažkoks tai treneris, instruktorius, kuris per skausmą mus verčia pereiti į kitą pakopą. Taip, Svetlana? Taip. Tai va, skausmas yra mūsų, kai mums gera ir malonu, mes, kaip sakyti, esame komforto būsenoje, ką mums kažką tai daryti. O kai skausmas, mes ieškom būdų, kaip nuo jo išsivaduoti, kaip jį palengvinti, ir tai vyksta sielos pasiekimas aukštesnės pakopos. Dar priminsiu, kad dabar 2025 metai ir kadangi dabar 2025 metai, etapas yra toks, kad Žemės dažnis sukimasi keičiasi pastoviai, matom Saulės aktyvumas, kaip verčia mus judėti pagal įvairius, kaip sakyti, iššūkius. Ir visą tai verčia žmogų pasiekti kitą sielos brandumo pakopą. Norint įgauti tam tikrą komfortą, komforto zoną, turi pereiti į kitą dvasinį lygį, grįžti atgal negali. Senais laikais, sakant, susirgai, pasigydai, sugrįžai į šumno rezonansą, ten 8 Hz ir, kaip sakyti, vėl viskas normaliai. Dabar ne. Jeigu grįžti į seną pakopą, programa kartosis, nes Žemė sukasi kitų greičių ir grįžus į seną pakopą ramybės nerasim. Arba į kitą pakopą periname, arba kankinamės ir mirštame. Kito atsakymo nėra. Tai va, tai toksai, kaip sakyti, supratimas. Tai kaip sakiau, sielos kontraktas turi 3 lygius. Pirmas tai yra, kada ego, kada mes tik tai ginamės. 3D tai buvo pagrindinis variklis, ego mūsų saugoja, mes ginamės, prisikuriam daug programų ir tokiu būdu esame pirmoji pakopai. Klausimas buvo visada toksai yra jau senai nagrinėjimas, ką reiškia pereiti į antrą sielos kontrakto pakopą, kuri vadinasi kūrėjas, būti kūrėjas, ne kūrėjas, atsiprašau, stebėtojas. Stebėtojas. Antra pakopa vadinasi stebėtojas, kada tu nebesikankini kaip aktorius scenoje, o stebi viską, nes jau žinai taisyklės. Tada skausmas nėra didelis, nes tu nedalyvauji scenoje. Taip, Svetlana? Taip. Kol tu vaidini scenoje, tu kankiniesi savo emocijom. Taip? Taip. Kada žiūri į emociją su žiniom iš šalies, tu esi stebėtojas, sėdi žiūrovo kėdėje. Tai sugebėjimas pasitraukti iš aktoriaus scenos į žiūrovo kėdę ir yra, na, kaip sakyti, mūsų brandos lygis kitas, kada tu jau gali būti stebėtojai, bet kad tai suprasti, vėlgi reikia žinių, skausmo
išgyventi, nes žmogus, kai stengiasi iš aktoriaus, nes gyvenimas yra žaidimas, kaip ir rašiau, gyvenimas yra žaidimas, o žaidimas tai yra mūsų kontrakto, sielos kontraktas, kontrakto taisyklės, žaidimas. Mes žaidžiam. Galim žaisti su skausmu, būdami aktoriais, nes ten primesta veiksmai, situacijos, kurios mus traumuoja, skauda, o tose pačiose situacijose mes galim būti kaip stebėtojas iš šalies, tada suprantama, kad skausmas netoks aštrus ir dėl to čia yra kaip raktas ir atsakymas, kaip išvengti traumuojančiai situacijai to skausmo. Tai naudosim savo traumuojantį situaciją, reikimo kapitalinis remontas ir visa kita. Ir va dažnai tam, kad pasikeisti iš pirmos pakopos ego į stebėtoją, dar esu parašęs eilę straipsnių, yra tamsioji sielos naktis, kuri buvo tokia labai mažai nagrinėjama tema, bet pasisekė man įsiaiškinti, kada žmogus per ją pereina, nes turi sudegti ego, visi kiti senos programos, ir nemaišytų tapti stebėtojų. Kažkas tai turi dingti seną, kad gimtų nauja. Ten irgi yra atsakymai, skirtingi žmonės tai praeina, bet tai priklausomai nuo pagrindinio sielos kontrakto. Svetlana gali pasakyti, kodėl mes, kai skauda, mes atsimename ilgiau, o kai būna gera, mes pamirštam, kodėl skausmą ilgiau atsimenam. Svetlana, kaip pasakytum? Skausmas palieka tą tokį stiprų įspaudą. Ir mes tiesiog labai ilgai įsirėžia į mūsų, tiesiog įsirašo į mūsų neuronų tinklus, į mūsų atmintį, į mūsų programas, į pasąmoninę atmintį ir pačiu gali netikėčiausiu metu išeiti į paviršių, būtent skausmas. Na tai papildysiu Svetlaną, kaip sakiau, mūsų pasąmonė yra 24 sluoksniai pasąmonės, mes galime vadinti gijomis. Sąmonė, kas ir pasąmonė yra mūsų duomenų bazė, pasąmonė yra ta programa, su kuria mes per dieną gyvename. Ir tarp sąmonės ir pasąmonės yra ego maža programa, kuri jungia sąmonę su pasąmonė. Ir kai mes anksčiau gyvename senoje savo žemės logikoje, mes į tas 24 lentynas susidėjome programas iš šio gyvenimo įgimtas ir iš kitų praeitų gyvenimų. Teisingai, Svetlana, ten turim 24 programas. Ir skausmas aktyvuoja mums tas programas. Taip. Ir va tada, jeigu mes elgiamės pagal senas programas, mes turime jas pakeisti, kad tos programos ego nusidažytų iš skausmo filtro, ego dažytų per meilę, dėkingumą. Tam reikia treniruotis. Prašau, daug dar apie tai kalbėsim. Bet pati esmė, dabar įvedžiu tokias struktūras, kaip sakyti. Ir mes dabar, kada kalbame apie naujosios šviesos suvokimą, šitas mūsų mokslas, apie kurį rašau, tai nori, nenori, žmogus turi dabar išmokti, nes žemė kyla į kitus lygius, sąmonė plečiasi, kyla į kitus lygius. Na ir jeigu žmogus nedaro to paties, tai jis paprasčiausiai bus patraukiamas iš žaidimo, nes kontraktą savo nevykdė. Tai pasakysiu, naudojant, kad sakiau, 24 gijos, ten įvairios dalykus susijęs su šeima, su darbu, su misija ir visa kita. Ir kiekvienas ta gija turi savo seną programą
Ir mes, kai patenkame į situaciją, aktyvuojas tą programą ir daug mums skauda. Klausimas, kiek mes ten toje traumuojančioje situacijoje išlaikysime tą skausmą, priklauso nuo to, kokią jautrią giją mes palėtėme, arba kelias gijas iš karto, ir to mes atkankinsime ir malsime ten tą skausmą, nors reikia mokėti staigiai stabdyti. Tada aš Svetlana pamiršau truputėlį, nuo ko priklauso ten tas ilgumas skausmo traumuojančios situacijos, gal atsimeni? Nuo to, kiek mes į emociją įsileisime į save. Pati emocija ateina labai greitai, keletą tai sekundžių, per iki keliasdešimt sekundžių. Ir jeigu mes nesuvaldom tos emocijos, jinai gali mumyse įaugti, išbujoti ilgiems metams, o kiti nesutvarkė ir visam gyvenimui. Nu, tvarkoju, bet jeigu dabar kasdienybėje mes vėl grįžtame į panašią situaciją, aktyvuojasi ta pati programa ir pas mus visas cheminis fabrikas apsilieja kortizoliu, adrenalinu, visais tom blogom medžiagom. Ir tol, kol mes ten tą dieną toje emocijoje sėdime, tol mes savo ląsteles ir save naikiname. Tai vat, per tą laiką, per kiek laiko tu sugebėsi pereiti iš traumuojančios situacijos į meilę, tuo greičiau nutrauksi savęs nuodijimą. Taip sutvarkytas gyvenimas. Ir kai nagrinėjome su Svetlana paskutinę dieną 24 giją, kuri susijusi su tuo, kad augimas yra, 24 gija yra augimas, nes viską, ką mes darome, šeima, darbas, visi kiti, yra susijęs su mūsų gyvenimo augimu, su mūsų programos perkelimu į kitą pakopą. Ir jeigu su sena programa sako, kad augimas yra skausmas, bet jeigu mes periname į kitą pakopą kaip stebėtojas, tai mes matom, kad augimas yra dovana, nes mes tam ir gimėme. Tai jeigu liekame senoje programoje, skaudės ilgai ir sirgsim. Ir kaip pereiti nuo pirmosios pakopos, kai ego sako mums, kad yra skausmas, o siela sako, kad augimas yra dovana, bet ir skirtas visas mūsų mokslas su Svetlana, tas 24 gijų teorija yra dalykas mūsų 24 gija pati svarbiausia. Nes 24 gija, kaip sakyti, virsmas nuo skausmo iki dovanos. Kas tai yra? Skauda už situacijoje, o mes, kai mes patenkame į traumuojančią situaciją, sakom, čia nauja praktika, ką dabar tu mums nori pasakyti, reiškia kažkur tai aš augau. Tai vat, kada akcentuojamės, neplačiai įjungiame, plečiamės į 23 gijas, o akcentuojamės ant 24 gijos, tai turim suprasti, kad su ją mums dirbant, buvo labai ir yra geras mokytojas Lazarevas, kuris mokė, kaip perrašyti ego programą į dėkingumo mokslą. Ego programa mums sako, tai yra gyvenimas, kontraktas mus verčia augti, augimas sukelia mums skausmą, o Lazarevas mus moko, kaip augimą anuliuoti skausmą, patraukti šalį ir paversti augimą į dovaną. O čia yra pati didžiausia šio laikotarpio tiesa, asmeninė kiekvieno žmogaus. Nes ta 24 gija, sielos gija, tai yra kaip yra integracijos gija. Jis sujungia visas 23 gijas mūsų gyvenimo į bendrą suvestinę. Pavyzdžiui, ego mums reikalingas dalykas, jisai kaip mūsų yra savisaugos centras asmenybės, bet jisai tampa mūsų valdančiuoju filtru ir mes jaučiam skausmą. O
O širdis tai yra mūsų meilės, pasitikėjimo ir priėmimo centras. Tai vat, kaip sakyti, ego ir širdis, abu dalykai formuoja mūsų tą gyvenimą. Tai dabar, kaip ir pasakyti, ego reikalingas, bet tik tiek, tol, kol saugo, bet ne kol pradeda mums vadovauti ir atidarinėti senas programas. Tai širdis, ta 24 gija susijusi su širdimi, kaip sakyti, panaudojam ją tam, kad širdis padėtų mums išsivaduoti iš ego skausmo. Tai tarsi širdis suvienyje dvi funkcijas. Žmogiška baimė yra prarasti kažką tai, o širdis dvasinis gebėjimas dėkoti už viską. Nesvarbu, praradai, radai, ar dar kažkas, tai tu dėkoji. O ego tik tai skleidžia baimę, prarasiu, bus negerai, praradimas negerai, skausmas yra praradimas. O širdis sako, dėkoju, radau ir visa kita. Visada gerai. Taip, Svetlana, turbūt. Taip. Tai reiškia pažiūrėti iš kito požiūrio kampų į tą traumuojančią situaciją. O čia vietoje vyksta pagrindinis perėjimas. Jeigu ten sako, kodėl man taip dabar skauda, apie tą transformaciją mes pariname, kaip sakyti, su savo mokslu. Ačiū, kad per skausmą aš prabundu ir augu. Suprantat, kas yra. Mes prabundam ir augam, mums skauda. Sakykime, ačiū, kad augame ir skausmas sumažėja. Taigi, augimas yra skausmas. Štai dvasinės visas kelias. Nėra dvasinės euforijos. Ten gali pasidėti, pasimelsti, atlikti ritualą kažkokį tai, pajusti. Bet tai bus tik tai meditacijos etapas. Kažkoks tai meditacija reikalinga, rytais visą laiką, visą kitą, bet pats gyvenimo procesas kaip augimas, jisai išeina iš skausmo. Mes medituojam tam rytais ir atliekam praktikas, kad augtumėme ir sumažintume skausmą. Tai kad suprastume, kur malonumas. Dispenza rašo, kaip patogioje situacijoje mes galime pasiekti harmoniją ir tvarkyti cheminį fabriką. Lazarevas rašo apie tą patį, bet kaip reikia kovoti, kai mums skauda. Vienas dalykas medituoti iš patogios pozicijos, o kitas dalykas dėkoti iš skausmo pozicijos. Nes ego reaguoja su skausmu, nes jisai mato tame augime grėsmę. Jis netiki lengvumu. Ir jeigu ten ego, kaip sakyti, ta programa, jinai sako, jeigu aš dabar pasikeisiu, aš kažką prarasiu, o tai išgauna ego skausmus. Taip pas mus 24 sluoksnėje, arba stalčiuje, arba tai lentynoje, kaip kas nori vadinti, pasąmonėje išauga pas mus programa, augimas yra skausmas. Ir kai tik tai paleidė, ateina sielos kontraktas augti, mes jaučiam skausmą. Kai žmogus auga, jis išgyvena vidinį pasipriešinimą. Nerimas, nuovargis, širdis, sunkumas, įtampa saulės rezginyje. Tai šitas skausmas, jisai tai ne bausmė, kaip čia įsivaizduoja, bet tai yra energetinis įtrūkis tarp ego ir sielos. Siela auga, o ego laikosi įsikibęs į senų programų. Kažkodėl tai man pranešė, kad gali pasibaigti pas mane už 10 minučių. Tai gal kažkur tai, kai rašysim šitą vietą, stabdysime. Kažkur tai, nežinau, pasakytas timeris, bet dabar dar spėsim pasakyti. Tai vat, įtrūkis tarp sielos ir tarp ego ir sielos. Ir būtent čia 24 gija atlieka savo darbą. Jį sutaiko šios du balsus ir tą įtrūkį sutvarko. Ir perveda mūsų naują programą,
kad augimas yra dovana. Augimas nėra kančia, nes šviesa plečiasi, augimas šviesos plėtimas tavyje. Ir kaip Lazarevas sako, dėkoti Dievui net tada, kai skauda. Nes dėkingumas per širdį į hipotalamą, jeigu taip perrašinėja biochemija. Kortizolis sumažėja, streso hormonas, oksidacinio meilės hormonas kyla, epifizė įskiria biofotonus, dar kalbėsime, tai šviesos dalelės, kai mes sakom, šviesa per mus skrinda, tai kas ta šviesa, klausimas yra didelis. Tai vat, epifizė įskiria biofotonus, šviesos dalelės, kurie keliauja į ląsteles. Mes degom kaip ląstelės, kaip lemputės, kuri šviečia DNR spiralėje. Ir tuo metu mūsų kūnas gauna signalą, aš saugus, net skausme. Pirmoje eilėje, kol žmogus saugus, tada jisai gali kažką dirbti toliau. Jeigu jis nesijaučia, turi saugumo jausmo, bet koks darbas yra beprasmiškas. Nei pasidėsi, nei pajudėsi, tu bėgiosi po kambarį. Ar taip, Svetlana? Taip, taip, taip. Tai tada skausmas virsta energija, tavo šviesa. Na ir pademonstruosiu jums, kas yra malda, pavyzdžiui. Įsiklausykite, irgi yra įdėta į Facebooką, kad suprastume, kaip jaučiasi visą tai, apie ką kalbu dabar. Tai vat paskaitysiu jums pačią tokią man labiausiai patinkančią meditaciją, maldą, ar dar tam kaip pavadinsite. Ir jūs iš karto pajusite. Nu, gal Svetlana, tu įsijauski į žodžius ir sakysi, ką jutai ir galbūt ką pakomentuos. Taigi, dabar ištarkime švelniai. Aš dėkoju tau, Dieve, net tada, kai skauda. Nes per skausmą tu mane augini. Per tamsą tu man rodai šviesą, per netektį tu man grąžini meilę. Čia pirmasis maldos posmas, sustosiu ir pakomentuosiu. Tamsa kartais būna, kad kažkoks tai blogas įvykis, kažkur tai nusikaltom, kažką tai padarėm, bet pasitaisėm ir per tamsą mes išeiname į šviesą. Kažkokia tai problema, mes ją išsprendėm. Tai per skausmą mes dėkojame, kad mūsų augina. Šitokia malda man stipresnė už religinį. Nes pavyzdžiui, kada dėkoju aš už tai, kad buvo tamsa, man reikėjo išaugti. Per netekti tu man grąžini meilę. Mes kai netenkam, mes kankinamės. Surimuota gražiai, o kiek daug žodžių. Vakar kažką įžeidžiau, šiandieną susigrąžinau meilę. Seserėje dar kažkam tai. Vienam žodyje man sutelpa pusę išminties. Toliau šitoj meditacijai maldoj tęsiu ir komentuosiu. Taigi kvėpuok lėtai. Leisk šiems žodžiams įeiti į kūną. Tavo ląstelės klausosi, jos girdi dėkingumą, jos reaguoja. Kas šitam antram stulpelyje? Kad pavyzdžiui, pirmam mes padėkojame už skausmą, už tamsą, už netektį. Ir va čia yra dėkingumas, ne tai, kad ten aš dėkoju, kai man tenais šilta, gera ir visa kita. Ten irgi reikia dėkoti už malonumą. Bet dabar mes dėkojame už skausmą ir už augimą. Už tai, kad augam. Ląstelės girdi šitokį dėkingumą. Ir va, kai tęsiasi tolimesnė mano malda, kai dėkoji net tada, kai skauda, kortizolis nutyla,
o šviesa ima tekėti per tave. Tavo širdis išsiplečia, širdies ritmas sinchronizuojasi su žemės ritmu, tu vėl tampi viena banga per visą gyvybę. Na, matote, malda yra malda, bet ne tokia kaip prieš 100 metų, nes, pavyzdžiui, man paaiškina, kodėl, kai aš dėkoju už neprašau, ten Dieve, palaisvinki mane nuo skausmo, aš tau sakau, Dieve, dėkoju, kad man skausmą sukėlėjai, nes aš mokausi dabar, nemaldauju, kad ten tu mane nuo jo atpalaiduotum. Irgi žinome jau iš savo neurologijos, kad kortizolis tokiu būdu nutyla, o šviesa, kaip sakiau, tai biofotonų dalykėliai iš kankorėžinės liaukos, ima tekėti per mane. Maldoje sudėta ir mokslas, ir religija, ir chemija, bet čia yra 2025 metų pokyčiai. Jeigu jaučiam, kad širdis mūsų išsiplečia, tai mes žinom, kad tokiu momentu širdis gali laukas nuo 3 metrų iki 5 išsiplėsti, ne tai, kad ta pati širdis išsiplečia fiziškai, jinai gal ir padidėja, bet laukas aplinkui jisai išsiplečia ir ne tai kaip anksčiau į kairę, į dešinę vertikaliai, bet kaip rutulys. Ir įsivaizduokim, jeigu jūsų kambarys 3 metrai diametro aplinkui būtų, jūsų širdis yra tokio dydžio, tas laukas. Ir tada jūsų širdis, tas ritmas automatiškai sinchronizuojasi su žemės ritme. Tai mentaliniai sako, kad mes jau prakalbėjome pusę valandos. Va. Ir po šitokios trumpos maldos, pirmos dalies, ko aš kitą pratęsiu, mes matome, kad širdis sinchronizuojasi su žemės ritmu. Kaip aš pasakojau, visi augalai, akmenys ir gyvūnai gyvena žemės ritmu automatiškai, nes augalai žemėje įleidė savo šaknis. Jie sinchronizuoti su 0,1 Hz žemės pulsų kūnu, o dabar, kai mes tą pasakome šitokią maldą, mūsų kūnas automatiškai sinchronizuojasi su žemės kūnu. Kas yra svarbiausia? Sinchronizuoti su žemės kūno pulsu. Tada mes esame laimingi ir harmoningi. O kaip Svetlana pasakytum, kai mes esame skausme ir nutrūksta pas mus antena, tai yra ryšys. Ir ląstelės susidaro nuo šviesos ateinančios į mus, suprantat, ir negalime priimti tos informacijos. Užsidaro mūsų ir sąmonė, tai filtrai užsideda. Tai schema yra tokia, kad mes patekome traumuojančią situaciją, traumuojantį situaciją sukėlė mums emociją, emocija privertė ląstelės, protus ląstelė yra membranuose, rašiau, o ne branduoly, ląstelė susidaro, o viduje yra antena centrosoma pagrindinė. Ir tada, kai užsidaro ląstelės, kaip, sakykime, ir uždaro tą anteną, o ta antena jungiasi su žemės sinchronizavimas į dydžių. Nu ir mes izoliuoti nuo žemės ir mes tada susirgame. Vėžys, liga, ląstelėse vėžėja. Kuo ilgiau būsime uždarę savo anteną ir atsijungę nuo žemės bendro ritmo, to greičiau susirgsime, paskui galėsime klausti, kodėl mūsų ląstelės viena suvėžėjo ir kitas pagimdė. Atsakymas yra tokia schema. Tai va, per tokią trumpą maldą mes jau sinchronizuojame, atsidaro mūsų visas ląstelių sienos, mes sinchronizuojame su žemė.